Paspaudėte Venipak vardu siųstą nuorodą ir praradote visą santaupą. Skamba siaubingai, tiesa? Pastaruoju metu sukčiai vis dažniau apsimeta Venipak ir siunčia jums netikras žinutes. Esu Gintaras Dakanis, Venipak technologijų vadovas. Ir per artimiausias 60 sekundžių papasakosiu, kaip nepakliūti į sukčių pinkles. Pirmiausia, visada atkreipkite dėmesį į SMS siuntėjo numerį. Venipak žinutės siunčiamos tik iš lietuviško numerio. Antra, Venipak niekada neprašo jūsų banko kortelės duomenų, prisijungimo slaptažodžių ar vienkartinių kodų. Jei žinutėje to prašoma, tai sukčiai. Trečia, tikra Venipak žinutė visada turi aiškų siuntos numerį, sukčių žinutės dažnai atrodo skubotos, turi rašybos klaidų arba keistų nuorodų. Jei kyla abejonių, nespauskite jokių nuorodų. Patikrinkite siuntą oficialioje Venipak svetainėje arba parašykite mums elektroniniu paštu cybersecurity@venipak.com. Būkite budrūs ir saugūs.